Nacionaliniai kino apdovanojimai Sidabrinė gervė kasmet renka kino teatruose labiausiai lankomų filmų penketuką. Žinoma, vienas iš jų būna daugiausiai žiūrovų pritraukęs į kino sales. Nors mūsų nėra jau tiek daug žmonių, bet nuostabu yra tai, kad yra labai daug įvairaus kino. Labai daug įvairaus kokybiško kino, ką aš labai irgi pabrėžčiau. Ir kad tas kiekvienas filmas turi tą savo žiūrovą ištikimą, kuris eina, lanko, pasakoja draugams. Tai iš tikrųjų bus labai įdomu, kas laimės šiemet, nes tikrai labai įdomu. Taigi apžvelkime žiūroviškiausių filmų penketą. Sąrašą pateikiame neeilės tvarka. Turiu pranešimą. Šių metų lapkritį su specialia irkline valtimi plaukiu per Atlanto vandenyną. Išprotėjai. Per vandenyną su valtimi. Į tą neišleisim. Nors įprastai vaidybiniai filmai sulaukia daugiau dėmesio nei dokumentika, tačiau šių metų 5 žiūroviškiausių filmų sąraše atsiduria būtent dokumentinis filmas. Keliautojo Aurimo Valujavičiaus plaukimas valtimi iš vieno žemyno į kitą įamžintas filme Irklais per Atlantą. Režisierius pats herojus Aurimas Valujavičius. Thank you. Over. Vienas iš nominantų komedija Draugų lažybos. Filmo herojai įsitraukia į nevytin patogias situacijas ir kino salių žiūrovams dovanoja ne vieną juoko dozę. Režisierius Justinas Krisiūnas. Klausyklose, kur susitikime. Iš tikrųjų, jeigu taip atvirai, tai neplanavau varyti. Dar viena komedija Milijonieriaus palikimas jau buvo pastebėta nacionalinių kino apdovanojimų komisijos, nes pagrindinis aktorius Giedrius Savickas yra nominuotas geriausio aktoriaus kategorijoje. Filmas apie tai, kaip kartais užtenka vieno postumio, jog išdrįstum pasikeisti. Režisierius Tadas Vidmantas. Gražu. Tikri broliai. Kas tokie? Jūs esat broliai. Lietuviai mėgsta juoktis, nes mėgsta vaikščioti į kino teatrus, kuomet rodomos komedijos. Tarp žiūroviškiausių atsiduria taip pat komedinio žanro filmas Aš gyvas. Apie tai, kad kartais žmogui tenka įrodinėti ne tai, koks tu esi, bet apskritai, kad tu esi. Režisierius Robertas Kuliūnas. Jūs nebegyvas. Miręs? Užrašykit savo kompiuterį, kad aš esu gyvas. Tarp žiūroviškiausių atsiduria ir drama Tu man nieko neprimeni. Šių metų apdovanojimuose tai vienas daugiausiai Sidabrinės gervės statulėlių pretenduojantis gauti filmas. Jo sąskaitoje 13 nominacijų. Intymią temą nagrinėjantį filmą režisavo Marija Kaftaradzė. Aš tau patinku? Tai aišku. Iš kur žinai? Nėra kažkokios stebuklingos formulės, nėra stebuklingų marketinginių pasirinkimų, nėra stebuklingo pasirinkimo pavadinimai, temos ir taip toliau. Jeigu žmogus kuria nuoširdžiai, jo filmas visada sulauks žiūrovų. Gali būti, kad tas filmas galbūt nesusilauks žiūrovų šiemet, ar ne? Bet istorijos eigoje jis paskui prie jo sugrįš ir mes pamatysim. Tai visą laiką pasiteisina. Būti nuoširdžiam tiesiog apsimoka visomis prasmėmis.